Nesąmonė tas drenažas, kam tuos kanalus valyti, bėga čia ir taip vanduo. Ten ir prisienę buvom, ir skendom tose darpinuose, ir birido su britkelnėm iki griuvių. Kokią esat padaręs brangiausią klaidą? Sistema netaiškasis. Pasienis iš jūsų policija yra dirbę, ten yra sudėtinga. Su tais dėvėtais ekskavatoriais tokia problema, kad jie griūna. Ir smarkiai griūna. Tai netgi du nuomojau, nes jie nepakėlė. O tokio pat dydžio, svorio, o šitas, kai atvažiavo, jis vienas viską sukėlė. Sugirdės pasakė, sako, jeigu aš pradėsiu melioraciją užsiimti, aš jau nebeūkininkausiu. O su nauja, to paprasčiausiai, tu žinai, kad tu dirbsi, nesustosi. Prastovų nebus. Ir klientai pikti nebus. Taip, tai išleidžiu jam sulaukti, jis pradės kesti. Tada jau jis patys ateina, jie pasakė. Tai realiai, jeigu nori operatorių išlaikyti, yra vienas kaip kozeris, nauja technika. Labai didelis kozeris. Tai kiek laiko užtrunka nuo projekto padarimo iki gyvendinimo, kiek laiko? Turbūt 2 metai. Techninis projektas yra, čia bijau pamaluoti 60 lapų. Civerti knygą, va. Ai, aš einu dirbti gal. Bet kol kas patenkintas, tai tikrai rekomenduočiau.